100 sekundžių. LT naikinamas, o prieš keletą metų privatizuotas skirstomųjų tinklų bendrovė VST grįžta į valstybės rankas. Tai numatantį susitarimą šiandien pasirašė energetikos ministras Arvydas Sekmokas ir bendrovė NDX Energija. Detalesnis skyrybų scenarijus neatskleidžiamas. Prieš 2 metus Vilniaus policijos pareigūnus įvairiais necenzūriniais žodžiais išvadinęs Seimo narys Rokas Žilinskas išteisintas dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei pareigūnų įžeidimo ir pasipriešinimo jiems. Jam bus iškelta administracinė byla. Parlamentaro mandato atsisakiusį liberalą centristą Artūrą Zuoką Seime keičia jo žmona verslininkė Agnė Zuokienė. Ji Seime priklausys mišriai frakcijai, nors į parlamentą balotiravusi liberalų ir centro sąjungos sąrašuose. Lietuvoje patvirtintas 7. mirties nuo pandeminio gripo viruso atvejis. Nuo vadinamojo kiaulių gripo Panevėžyje mirė vyriškis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atlieka tyrimą dėl Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos lyderio europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio kalbų apie Lenkų mažumos padėtį Lietuvoje. Esą Lenkai yra diskriminuojami. Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtadienį Prancūzijoje žaidė vieną svarbiausių rungtynių šį sezoną ir rezultatu 67-77 pralaimėjo Villeurbanne Asvel klubui, su kuriuo aršiai konkuruoja kovoje dėl kelialapio į top 16 etapą. Ketvirtadienį vakare Vilniuje ties Mindaugo tiltų į nerį įskriejo lengvasis automobilis Honda Civic. Automobiliu važiavusiems vyrui ir moteriai pavyko išplaukti. Kuris iš jų vairavo automobilį, kol kas nežinomas. Šeštadienio naktį be žymesnių kritulių, žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šilumos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną kai kur nedideli krituliai, oras šils nuo 0 iki 5 laipsnių. Agnė Buskutė, 100 sekundžių.